Sąskaitos už šilumą gruodį padvigubėjo. Šilumininkai teigia, kad dėl šalčio senos statybos daugiabučių gyventojai vidutiniškai už gruodį mokės daugiau kaip 400 litų. Na, o renovuotų daugiabučių savininkai sako, sulaukė sąskaitų jau nebesikeikia. Šilumininkai tikina, kad gruodį spustelėjus šaltukui neapšiltintų namų gyventojai suvartojo dvigubai daugiau šilumos nei lapkritį. Skaičiuojama, kad gruodį standartinio 60 kvadratinių metrų ploto butas šildymui vidutiniškai suvartojo apie 1500 kWh. O tai reiškia, kad už 60 kvadratų būsto šildymą sename daugiabutyje gyventojai turės pakloti dvigubai daugiau nei lapkritį. Šilumininkų skaičiavimų daugiausia už šildymą turi atsikėti didžiųjų miestų gyventojai, kurie kūrenasi brangiomis Gazpromo dujomis. Tai dujinėse miestuose šilumos kilovatvalandės kaina šį šildymo sezoną padidėjo apie 1 centą lyginant su praeitu, kadangi padidėjo gamtinių dujų kaina šilumos tiekimo įmonėms. Ir tuose miestuose tokio ploto būtas, tokios namo būklės, už gruodžio mėnesį mokės apie 465 litus. Renovuoto daugiabučio gyventojas Laimonas tikina, kad tai pirmi metai, kai šilumos sąskaitų jisai nebijo, o laukia. Vaikinas gyvenantis 53 kvadratinių metrų bute sako, kad renovavus būstą, šildymo sąskaitos sumažėjo kone trečdaliu. Praėjusiu metu lapkritį, tai pasižiūriu. 2011 metai 272 litai 47 centai. Šiais metais 86 litai 25 centai. Jeigu įskaitant už renovaciją, tai reikėtų pridėti yra pastovus mokestis per mėnesį 115 litų. Praktiškai gaunasi vis tiek mažiau sudėjus. O dar reikėtų įvertinti tokius dalykus kaip pinigais, nežinau kaip įvertinti, kaip estetinis namo grožis ir komfortas, kadangi mes patys galime reguliuotis šilumą. Štai šis blokinis 12 būtų namas Dvarčionyse buvo renovuotas už 420 000 litų. 30% sumos grąžins valstybė. Daugiabutis visiškai modernizuotas, apšiltintos sienos, stogas, pakeisti langai, įvesta dvivamzdė šildymo sistema. Šilumos suvartojimo koeficientas sumažėjo nuo 35,3 iki 16,3. Tai daugiau negu per pusę. Atskirais atvejais tikriausiai mes tikimės, kad netgi 3 kartus pavyks sumažinti šilumos suvartojimą. Ta pavyko pasiekti būtent išsamei, praktiškai pilnai šitą namą atnaujinus. Daugiausia už šildymą gruodį mokės Kauno gyventojai. Šildymas standartiniuose senos statybos namuose vidutiniškai čia kainuos apie 488 litus. Klaipėdoje gyventojai vidutiniškai mokės apie 422 litus. Šiauliuose didėjant biokuro vartojimui standartinio buto šildymo sąskaita sieks apie 392 litus.